labai smagu, kad aš esu šičia. Būtent šičia, Ukmergėje. Todėl, kad Ukmergė yra mano gimtinė. Aš čia gimiau, augau, seniau šitas visas drožybos darbus čia eksponuodavo mano tėvukas. Jis drožė lėkštės, dėžutės visokias, vienu žodžiu. Tai va, a dabar aš jo pėdom irgi padariau, va čia va Veršių parodą, medžio drožinėtų. Ir va tokių va dėžučių truputį. Susitikau draugą tokį, Egidijų, ir aš pasigyriau, kad va drožiu, taip ir taip, sako, gal gali. Aišku, sakau, galiu, juo labiau, kad Ukmergėje. Nes čia yra savas miestas, savas kraštas. Ir vat turiu draugą, tokį Zabielą Kęstutį, kuris dabar filmuoja. Tai va, tokias vat ir naujienos. Yra smagu, drožį smagu sugalvoti. Va šitas verslas yra, visi raštai sugalvoti mano. Ne vieną raštą nekopijau, viskas yra iš galvytės. Atsisėdė ir paišai 2 dienas. Baigiam sukabinti viską. Ir bus paroda. Čia Ukmergėje buvo kažkada tai jaunųjų technikų stotis. Nežinau, kas ten dabar yra, bet yra vaikų žaidimų kambarį jau padarė iš parduotuvių, o pirmam aukšte net nežinau, kavinė kažkokia, o ten buvo jaunųjų technikų stotis. Ten mes, ir Kestas neduos meluoti, susiminėjom avimodeliavimu, važinėjom po Lietuvą, po varžybas ir komandos užiminėjo pirmas vietas. Vienu žodžiu, buvo labai linksma. O dabar aš nežinau, ar ateis atgal grįš šitie laikai ar neteis, bet aš labai norėčiau, kad tai būtų. Ir norėčiau, kad mokyklose vaikai, aš turiu namuose tokią dėžutę vieną. Atėjo vaikas į mokyklą, sako, mokytojas, man reikia vienos dėžutės. Gerai, imk pas mane tų dėžučių, nes vaikam aš neleisdavau dirbti prie staklių, jie tik tai galėdavo drožti. Ir gerai, sakau, šitie imk tą dėžutę vieną, pas man buvo jų pridaryta. Ir padaviau tą dėžutę, jis tipo mamai. Tada po kiek laiko atneša tą dėžutę, gatavą išdrožtą, nulakuotą, sako, mokytojas, čia jums. Tai sakau, apgavai, biškis. Tai va, tada aš tą dėžutę prasinešiau, bet aš jam daviau dar 2. Sakau, vieną mamai, o kitą babutį už bausmę. Tai jis patenkintas vaikas. Tai va, ir dabar turiu tokią, ir Veršių turiu vaikų drožtų, ir va, dėžutę turiu gražiai išdrožtą. Yra kaip yra, atmintis yra atmintis. Parodos vyksta iš tikrųjų nepertraukiamai ištisus metus. Šita paroda išsiskiria tuo, kad eksponuojam tai, kas yra jau reta Lietuvoje. Iš tikrųjų labai vis mažiau žmonių nori tokį amatą daryti ir iš tikrųjų reikia palaikyti liaudies meną, dėl to, kad tai yra mūsų pamatas visos kūrybos. Tai labai džiugu, kad Kyburtas vysto tą dalyką ir čia dabar visą rugpjūtį mes galėsim ateiti, pasižiūrėti, pastudijuoti tos ornamentus, nors jisai taip sako, kad kūrė pats, bet gaunasi labai liaudiška, labai tradiciška ir labai tas yra smagu.